1914 metais Pirmojo pasaulinio karo metu prancūzų, vokiečių ir anglų kariai išlipo iš savo tranšėjų, kad apsikeistų kalėdiniais sveikinimais. Kūčių ir kalėdų metu kai kuriuose vietose vyrai išdrįsdavo įkelti koją į vadinamąją niekieno žemę. Vyko jungtinės laidojimo ceremonijos, karių belaisvių mainai. Kartkartėmis net buvo giedamos kalėdinės giesmės. Vyrai žaidė futbolą, kas tapo vienu ikoniškiausių paliaubų įvykių. Deja, artėjančiais metais tapo vis sunkiau surinkti paliaubas dėl draudžiančių kontaktą tarp kovojančių pusių įsakymų. Visi gerai žinome Lietuvoje kalėdų tradiciją tapusi filmą Vienas namuose. Nemaža dalis šeimų šeštadienio vakarai susėda prie televizoriaus ir mėgaujasi šiuo klasika tapusiu filmu. Tačiau Švedija turi kiek kitokią ir senesnę tradiciją. Jau nuo 1960 metų kūčių metu Švedijos šeimos žiūri Ančiuko Donaldo animaciją pavadinimu Ančiukas Donaldas ir jo draugai jums linki linksmų kalėdų. Žiūrinčiųjų skaičius išties įspūdingas. 2008 metais transliaciją stebėjo 3 200 000 žmonių, o Švedijos populiacija tik 9 milijonai. Be to, 2008 metais reitingai buvo žemiausi per 15 metų. Santa Claus yra nedidelis miestelis Indianoje, kuris buvo įkurtas 1854 metais. Iš pradžių miestelį norėta pavadinti Santa Fe, tačiau įkūrus pašto skyrių, Jungtinių valstijų pašto tarnyba atmetė gyventojų prašymą, nes toks miestas jau egzistavo Indianoje. Galiausiai buvo pasirinktas Santa Claus pavadinimas. Dėl savo išskirtinio vardo miestelis kasmet gauna tūkstančius laiškų adresuotų kalėdų senelių. Grupė savanorių žinomų senelio elfų vardu pasirūpina, kad kasmet būtų atsakyta į visus miestelį pasiekusius laiškus. Ši tradicija egzistuoja nuo mažiausiai 1914 metų.